Labas. Prabėgau pro kapines ir šviestelė mintis, sakau, pasidalinsiu, ką aš galvoju apie tas visas šventės dabar aktualias, Helovinai, vėlinės, ilgės ir taip toliau. Aš nemoralizuosiu, kad čia kas blogai, kas gerai, bet tiesiog pamastykit iš tos informacijos, kaip aš suprantu, tiesiog pasidalinsiu savo mintims, gal kažkam surezonuos, kažkas pagalvos, pradės galvot galų gale, nes girdžiu tokius dabar diskusijas, ta prasme, matau socialiniuose tinkluose, vieni kad good, kiti kad blogai, o kur tas aukso vidurys, ar ne, kad švęst ar nešvęst. Aš tai galvoju labai paprastai, viskas šiam pasaulyje yra apversta, tai reiškia, kas sako daryk 180 laipsnių ir tada bus daugiau mažiau į tą pusę, kur yra tiesa. Tai yra Helovinas, ne, ten kažkokių dvasių baidymas ten ir taip toliau. Vėlinės ten vėl apie vėlių pagerbimą ir irgi tas pats yra apie kito pasaulį, sakykime taip. Tai vis tik bet kokiu atveju tai yra kito pasaulio paminėjimas, pagarbinimas ir dar kažkas toliau. Tai va klausimas vėl, kas už to slepiasi, kas už tų švenčių, kur ta energija nueina. Jeigu jūs nesuvokėt, kad kur jūsų dėmesys ten ir nukeliauja ta energija, tai aišku, jums tada tos šventės yra gražios, fainos ir taip toliau, bet tas žmogus arba ta siela, kuris supranta, kur dėmesys ten ir rezultatas, tai reiškia, kur tu duodi dėmesį, tą energiją ir maitinę. Tai dabar klausimas, ar tos šventės jos pozityvios energijos duoda ir ar tikrai reikia ten jas garbinti. Kitas momentas, ten jau senai, jau, tarkim, jeigu imam kapinės, ar ne apie lapkričio 1, ten 2, kokie tos jau vėlinės vadinamos, tai ten tų sielų jau senai nebėra, ta prasme, jūsų artimieji jau senai yra išėję į kitą pasaulį, tai reiškia, jie yra kitur, tai nereiškia, kad jiem blogiau, jiem kaip tik yra geriau ir jeigu jūs to nesuvokite, tai nereiškia, kad taip nėra. Dabar apie Heloviną ir visas tas kitas šventės, kurias čia visi gazdina ir taip toliau. Turiu minty apsirengimai, gazdinimai. Vaikų pasąmonė iki 13-12 metų veikia kaip atvira knyga. Tuščias lapas, prasme, nuo 0 iki 12 metų, realiai nuo vaiko pradėjimo iki 12-13 metų jo pasąmonė yra atvira, ką mato, ką girdi, ką supranta, viską įsirašo kaip tikrą tiesą, tik po to gyvenimo eigoje jisai pradeda tvarkytis, valytis tą visą brūdą. Tai aš kalbu jau iš patirties, būtent iš klientų, su kuriais mes darom seansus. Ir pagrindinė problema kokia buvo vaikystė, baimė, siaubingos pasakos, kažkas išgazdino, kažkas kažką padarė, žodžiu, išgąsčiai ir visa kita. Kas dar įdomiau, per šitas emocijas pas žmogų patenka ir tam tikros dvasios, sielos, kaip nori tai vadink, žemų vibracijų energijos, tos, kurios trukdo žmogui gyventi, kurios valdo jų gyvenimus. Čia truputį egzorcizmo, bet tame yra tiesos. Tik tais tas žmogus, kuris tai supranta, arba matė, arba patyrė, tai gali patvirtinti. Visi kiti gali tai paneigti, bet man tai yra neįdomu, nes realybė yra visai kitokia, negu jūs įsivaizduojat. Tai va, ką aš palinkėčiau, tiesiog mąstykit. Mąstykit ne tai, ką sako daryt, o užduokit bent jau 3 klausimus, kodėl. Tai bent jau arti to ateisit iki tos tiesos. Aišku, mes tos tiesos niekada nesužinosim, bet daugiau mažiau mes suprasim, ką tai mums nori pasakyti ir kur mumis veda ir ką liepia garbinti. Tai visos tos šventės, kurios yra mums įprastos ir kurios yra garbinamos daugeliu žmonių, tai jos yra vienas dalykas parinktos energetiškai ne pagal tinkamas datas. Jau yra energijos atidavimas neaišku kam. Kitas dalykas, viskas, ką mes garbinam, stabai ir taip toliau, tai reiškia, tos pačios kalėdos, jos yra nugarbinamos, tai yra tiesiog marketingas. Tai va, viskas yra marketingas, viskas yra pinigai. Pinigai nėra blogai, pinigai yra gerai, bet kai tu suvoki, ką tau kiša ir kai tu supranti, kad tai nėra gerai,
tu tiesiog pradedi nebepirkti to, ko tau nereikia. Tai va, čia nuklydau truputėlį lankas, bet pati mintis yra, kad galvokit, ką galvojat ir ką švenčiat. Jūs čia aš jums nemoralizuoju, tiesiog pamastykit. Tai geros dienos visiems ir iki.